Sveiki visi! Su jumis Inesa ir mano mieliausiai ir vyriausiai sesutė Emreka. Šiandien mes jums papasakosime. Ne, mes nepasakosime, Inesa. Mes tik parodysime, kadangi dabar labai išpopuliarėjo dėkliukai iš balionų ir šiandien mes jums parodysim, kaip juos pasigaminti. Taigi, aš pradėsiu, galbūt tu tiesiog daryk viską, ką aš parodysiu. Taigi, pradžioje reikia prisipūsti balioną. Labai gerai prisipūsti. Gerai pasakyta. Dieve, klausykit, prenumeratoriai čia bus kelios šitam kanale. Ar lempam? Greičiau pūs balioną. Ai, tu kaku. Gerai, pučiam. Nu, viešai nusikenkei. Nu. Aš dar nepripučiau. Toks užteks. Aš net. Taigi, aš jau pripučiau, dabar laukiame Inesos. Inesa, nežinau. Gerai. Gerai, palaukit, greitai. Nu, aš dar trupučiuką papūsiu. Susikaupti, Inesa. Ne, palauk. Greičiau. Inesa, nereikia labai didelį, užteks. Viskas, laikyk, neužrišk, laikyk. Taigi, aš dabar biškai šarčiau parodysiu. Taigi, reikia prisipūsti balioną, nebūtina pilną ir turėti savo telefoną. Pas mane trendas. O pas mane iPhone. Palauk, ką tu dirbi? Dar nepradėjom. Taigi, pradžioje reikia spausti kiek. Palaukit. Reikia spausti kiek, tai galim daugiau telefoną. Nežvenk, nu. Gerai, atrodo. Jei šiandien juokatėmis, nepykit. Ne balandžio pirmą jaurti. Gal nepykit. Taigi, taigi čia mano telefonas toks gavosi. Čia į kitą pusę nežvelkime, taigi čia viskas kaip ir turi būti. Paspaudžiam, atsidaro ir taip toliau. Taigi, man jau pavyko, mano sesė dar nelabai. Sesė greičiau žudžiausi labai. Man pirmą balioną greičiau tik gerai. Man valiakas gana didelis. Tuomet sesė būtum ir reka. Balionas aš nesijaučiu. Ai, nu, kodėl nesijaučiu? Daug padarysiu. Taigi aš padarysiu ant savo sesės telefoną. Matau. Mano mobiliakas didelis. Jo, nefotokas. Ai, nu žodžiu, pavyko tik mano, taigi... Nes mano telefonas gana didelis, klausykit. Nu, palyginkime. Gerai, žodžiu. Taigi mes šį video ir baigiame. Padarėme štai
tokius Nepadarėme, padariau. Tai aš padariau taip, Emireka padarė. Taigi čia galite prisiklijuoti visokių karaliukų arba kai vieną kartą aš parodžiu savo klasiokams, jie pradėjo žvengti, nes apsuko ir gavo štai tokį daikčiuką. Jisai nelabai managus. Tai galite tiesiog paimti ir susikišti štai čia ir gaunasi visai normalus. Taigi, laikinkit, komentuokit, dalinkitės ir prenumeruokit. Taigi, Emireka lietuviškai!